Labadiena Lietuva, toliau jūsų ekranuose ir kaip girdėjote žiniuose, eidamas 95 metus mirė legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Jo treniruota Kauno Žalgirio komanda ir Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo vieną svarbiausių ir reikšmingiausių pergalių šalies istorijoje. Būsimas Lietuvos krepšinio rinktinės ir Kauno Žalgirio istorinių pergalių architektas Vladas Garastas gimė 1932 m. vasario 8 d. Linkuvoje, Pakruojo rajone. Sportas jį lydėjo visą gyvenimą. Vaikystėje jis žaidė futbolą. Po daugelio metų jo anūkas Rokas taps vienu perspektyviausių Lietuvos futbolo trenerių, bet pats Vladas pasuko į krepšinio pasaulį. Tiesa, kelias buvo vingiuotas. Garastas yra prisiminęs, kaip prieš abitūros egzaminus neteko dėl plaučių vėžio mirusios mamos. Tada tėvas su lašiniais ir duona išleido sūnų į Kauno kultūros institutą. Jaunąjį Garastą vienodai traukė plaukimas, lengvoji atletika ir krepšinis. Atėjus apsisprendimo metui, krepšinio kelią nulėmė loterija ir draugo ranka. Paėmiau 3 popierius, sulanksčiau, užrašiau plaukimas, ant kito krepšinis, ant kito lengva atletika. Sulanksčiau, padėjau draugas, kaip jam pavardė buvo, neatsimenu, jis iš Telšių buvo. Trauk, sakau, ką ištrauksi, tenai nunešu pareiškimą. Ištraukė krepšinį. Trenerio karjerą, būdamas 24, Garastas pradėjo Biržuose, kurie tapo vienu svarbiausių jo gyvenimo miestų. Bet darbas mažame miestelėje buvo varginantis ir sunkus. Čia žvarbiuose ežeruose treniravo ir plaukikus, vėliau jaunuosius krepšininkus, kurie prisimena, kad ir anuomet treniruotis pas Garastą buvo didžiulė garbė. Tačiau patį trenerį kamavo abejonės. Mano darbas laikas būdavo nuo ryto ir grįžau nuo 11:30 maždaug. O toks darbo laikas būdavo. Ir taip žiemą eini vėjas ir galvoju, kad dargi aš čia ir numirsiu tos Biržuose. Tada jam pačiam buvo sunku įsivaizduoti, kas jo dar laukia. Tačiau sunkus darbas davė vaisių. Po 22 metų darbo Biržuose jis patraukė į Kauną. 1979 metais tapo Kauno Žalgirio treneriu. Tuomet šios pareigos nebuvo tokios geidžiamos kaip dabar. Žalgiris buvo tik 11 Sovietų Sąjungos čempionate. Niekas nesitikėjo, kad treneris iš Biržų kurs stebuklus Kaune. Tačiau pirmą Garasto treniravimo sezoną po 23 metų pertraukos Žalgiris užėmė antrą vietą Tarybų Sąjungos čempionate. Kitais metais prisidėjus 18-mečiui Arvydui Saboniui prasidėjo Žalgirio aukso era. Kauno klubas 3 kart iš eilės tapo čempionais. Po Garasto sparnu išsiskleidė ryškiausios Lietuvos krepšinio žvaigždės – Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Rimas Kurtinaitis, Sergejus Jovaiša ir Artūras Karnišovas. Vis kartodavau, kad sakau, jūs žaidžiat ne savo, bet žaidžiat Lietuvos žmonėm. Jie dabar visi prie televizorių, visi žiūri, laukia jūsų laimėjimo ir visi džiaugiasi. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Suteikia žmogui pasigėrėjimo, džiaugsmo, pasididžiavimo savo tauta, savo, reiškia, vaikinais. Čia yra pats svarbiausias dalykas, pati svarbiausia dovana, kurią tu gali padaryti. Ir Kaune, kai būdavo varžybos, tai išmirė gatvės, tuščia, niekas, nei autobusai vaikšto, nei žmonės važinė, visi būdavo prie ekranų. 2017 metų dokumentinėme filme Vladas Garastas, komandos tėvas, krepšininkai sutartinai tvirtino, kad tėvo pravardė Garastui geriausiai tiko. Jis buvo ir mokytojas, ir ramintojas. Mes buvom kaip šeima, mes, tikras kumštis, kur visur kartu. Jis buvo mūsų tėtis, mes atvirai ir vadintavom tėčiu, ir klausėm jo. Po pergalių su Kauno Žalgiriu Garastas paragavo darbo ir užsienyje. 2 metus dirbo Čekoslovakijoje, bet šį etapą užbaigė Valdemaro Chomičiaus skambutis. Šis visų krepšininkų vardu prašė, kad treneris sugrįžtų ir treniruotų rinktinę 92 metų Barselonos olimpinėms žaidynėms. Nors oficialiame kandidatų sąraše Garasto nebuvo, žaidėjai pasiekė tikslą ir Garastas jau su nepriklausomos Lietuvos krepšinio rinktinė Barselonoje iškovojo bronzą. Šį laimėjimą jis vadino brangiausiu karjeroje. Man tos rungtynės olimpiada yra nekainuojamas dalykas, man milijonus gali duoti. Čia yra mano gyvenimas, viskas, kas vyko per šitą visą laiką, kiek gyvenau ant žemės. Po 3 metų Lietuvos krepšinio rinktinė Europos čempionate Atėnuose dramatiškai finale nusileido Jugoslavijai, bet iškovojo sidabrą. Po metų laukia Atlantos olimpinės žaidynės, kurios buvo paskutinės istoriniam Lietuvos rinktinės branduoliui. Ten vėl iškovota bronza, o Garastas paskelbė pasitraukiantis iš rinktinės trenerio pareigų. Po to Garastas dar 2 metus treniravo Kauno Atletą, bet būdamas 67 baigė trenerio karjerą.
Nuo 2003 iki 2011 metų jis vadovavo Lietuvos krepšinio federacijai ir jo pastangomis Lietuvoje buvo surengtas Europos krepšinio čempionatas. Jeigu jo nebūtų buvę, tai ką mes būtumėm turėję Europos čempionatą? Kas nori čia, jeigu prisiminėja tą garbę, kad čia Europos čempionatą sukūrė, bet aš manau, kad čia didžiausias procentas tai Garastas. Prie visų kitų be abejo aplinkybių, bet kaip trenerių Garastą, tai čia gali drąsiai statyti paminklus Biržuose, Kaune. Pats Garastas yra sakęs, kad jam nepatinka, kai jį žmonės stabdo ir apžiūri kaip statulą. Dėmesys ne jam, bet net ir pasitraukęs iš aktyvaus krepšinio pasaulio visuomet mielai pasidalydavo nuomonę apie Lietuvos krepšinio aktualijas. O jis pagaliau galėjo skirti visą laiką šeimai, žmonai Irenai, vaikams ir anūkams. O dabar kviečiu pasiklausyti, kaip legendinį krepšinio trenerį prisimena krepšinio pasaulio žmonės. Pažinojo Vladą Garastą ne tik kaip trenerį, bet ir kaip žmogų. Aš visą tomą galėčiau parašyti apie Vladą Garastą. Nuo 1979 metų kovo mėnesio pirmojo interviu Kauno sporto halėje, kai rudenį jau jis turėjo tapti Žalgirio vyriausiojo treneriu. Man tuo metu amžinatilsį Simonas Stokeris sako, padaryk su šitų biržiečių pokalbį. Padariau tą pokalbį. Ir visi daugelis klausia, kuris tau krepšininkų daugiausiai davė interviu. Tai Vladas Garastas. Iš tikrųjų, nuo CSKA Žalgirio mūšio laikų mes prakalbėdavom po kelias valandas, ar laimėdavo Žalgiris, ar pralaimėdavo. Tuo metu mobilių telefonų nebuvo, taip kad ir Garastienė ir Mačiulienė pykdavo, kai mes nagrinėdavom telefonu ir kalbėdavom apie visą tai. Ir tokio šviesaus žmogaus su tokia puikia atmintim man neteko niekada susidurti. Yra skaudu visam Lietuvos krepšiniui. Išskirtinė asmenybė, ar ne? Aš sakydavau ir atgailiuos, kad nepriverčiau nuoširdaus žmogaus, kad jis padainuotų. Jis turėjo nuostabų balsą, baritoną. Jis bestudijuodamas Kaune vyrų kvartete dainavo. Ir tokiom linksmom valandėlėm jis taip užtraukdavo Franko Sinatro dainas. Ir aš sakydavau, treneri, padarome, išliks filme. Ne, ką čia aš negaliu. Ir, neprikalbėjau, čia ne mano kaltė, bet išskirtinis, o jis buvo nežmoniškai jautrus. Po netikėtos staigios sūnaus mirties, po palydėtuvių amžinybin žmonos Irenos, Vladas, sakykime, visiškai pasikeitė ir keliavo tenai. Nors, kaip visada atsisveikinant, tai treneri, iki susitikimo, visiems švęsim jūsų 100-metį. Sakė, kažin, bet mes jau 100-metį turim Lietuvą paminėti. Krepšiniui irgi, didelis indėlis, negalima dėl to net ginčytis. Ką čia kalbėti? Ir žinot, kaip kurie niekindavo, o Vladui Garastui buvo gerai, kad jis turėjo Arvydą Sabonį. Saboniuką priėmė, bet jis turėjo kitus krepšininkus, Chomičių, Kurtinaitį, Jovaišą ir taip toliau. Ir šitam treneriui, kurį žaidėjai vadino tėvo, buvo labai sunku suvaldyti, padaryti vieną kumštį ir įveikti tarybinę sovietinę armiją. Tai, žinot, čia yra talentas, menas. Ir kai kas pasakydavo, jis iš kaimų kilęs, Biržai tai kaimas, bet kiek Biržai davė krepšininkų, trenerių, net ir Vytautas Bimba iš Biržo, mes paniekint mokame. Ir turbūt tik tai atsisveikinant sugebam ištart gražius žodžius. Ačiū treneri, ačiū, ką jūs palikote
Lietuvai. Žinoma, visi treneriai atsimins kaip pagrindinių Lietuvos pergalių kalvį. Tačiau šalia to jis buvo labai puikus organizatorius. Jis labai sugebėjo suburti komandą aplink save, jis buvo lyderis, tikrai to žodžio prasme. Ir visi jautėmės labai gerai šalia tokio didelio žmogaus. Aš pats pradėjau su juo dirbti prieš 20 metų ir atsimenu, buvau labai jaunas ir tada supratau, ką reiškia didžiosios asmenybės, ką reiškia didieji mokytojai, kokie jie paprasti, kokie jie išmintingi ir kiek galima iš jų išmokti. Tai bendravom iki paskutinių dienų ir prieš porą mėnesių, aišku, buvo operacija ir lankėm ir ligoninę ir viskas įvyko labai organiškai. Tai tiesiog, aišku, nėra paprasta iš karto priimti šią žinią, bet toks gyvenimas. Ir svarbiausia, kad jo iškovotos pergalės lieks amžinai, kaip krepšinio tiesiog vizitinė kortelė. Ko jūs pats galbūt išmokote iš Vlado Garasto? Minėjot, kad dirbot kartu 20 metų. Jo, visų pirma, bendravimo paprastumo, vienodo požiūrio į kiekvieną žmogų. Ir aišku, išminties neišmoksi, bet visą laiką tai yra siekiamybė. Treneris buvo labai plataus požiūrio žmogus, eruditas ir tas be galo žavėjo mus visus. Ir nuolatos seksime jo mokymą.